Sveikis, brol. Linkėjimai tau iš Kipro. Niekada netikėk šitom nesąmonėm. Pasakysiu, kodėl. Visą gyvenimą mus mokino, žinai, vyrus pasiduoti, ypatingai mamos. Būti gerais berniukais. Mažais berniukais, patogiais berniukais. Kai jūs užaugate, dažniausiai jūsų žmonos nori, kad jūs būtumėt patogus vyrai, paklusnus vyrai, geri vyrai. Bet yra vienas toksai klausimas, toksai hipotetinis, žinai. Asmeniškai tau. O tu koks norėjai būti? Geras joms ar geras sau? Būti savimi ar būti iliuzija kažkieno sukurta? Meluoti kitiems ir sau ir bandyti vaidinti tai, kuo tu nesi. Meluoti toliau sau, kapinti makarnus sau ir kitiem ir net nebūti savimi. Žinai, aš tau pasakysiu, aš tau linkiu šiandien dieną, ypatingai penktadienį, nusimti visas iliuzijas, visą melą, visų prikurtas istorijas, mamų, tėčių, močiučių, senelių, kad reikia save saugoti, kad reikia save gelbėti, kad reikia būti saugiam, saugio aplinkoje ir taip, moteris, jinai pratosi gyventi saugiai. O tu ką, moteris esi ir ką? Su tom viskas yra gerai. Tu ten nori būti saugiai, ne? Ir kai man vyrai rašo, na, tai ir tam bus saugu Kiprė. Nebus saugu. O Tenerifei, ten mes tikrai užlipsim, mes gyvensim, mes turėsim ką valgyti. Ne, nebus ką valgyti, mirsim. Aš galvoju, kad geriausia mirtis tai kaip galvoja samurajus. Šiandien nusiprausim, apsirengėm, išėjom ir šiandien mirėm. Kaip tau tokia idėja? Aišku, daugiau sakys nesąmonė. Ar tikrai saugu stovyklose? Ne, nesaugu. O tikrai ten yra patogu? Ne, nepatogu. O kodėl aš turėjau ten, kur man nėra gera, man nepatogu, aš esu labai laisvo mąstymo, man reikia visko daryti laisvai, jaustis, Realiai įdomu, kieno istorija čia yra? Kaip tu manai? Kurios mamos, tetos, močiutės, tau būsios draugės, žmonos. Kieno tai yra istorija? Būti tuo, kuo tu nesi. Ir aš tu pasakysiu vieną paprastą paslaptį. Nori, kad tu sektųsi su moterimis? Būk savim. Ir spėk ant visų ekspertų, santykių ekspertų, ant visų pasaulio ekspertų, dėk skersą ir būk savim. Ir kai tu pamilsi save, kai tu pastatysi save pirmą poziciją, kai tu prisipildysi visos meilės, kiek tik yra šitam pasaulyje, tu dalinsis tą meilę su visais ir dovanosi visiems dar daugiau negu turi dabar. Tu padovanosi dar daugiau dovanų visom moteriam, kiek tik tai įmanoma. Bet jeigu tu esi tuščias, ką tu gali dovanoti? Čia tokia tikra tiesa iš Donato lūpo, kur nėra saugu ir galima nukristi. Nukrisi. Ką išmoksi iš to? Kokią pamoką pasiimsi? Nukris akmuolą iš ten. Kokią pamoką iš to paimsi? Taip saugu, atsiguli į lovą, žiūri teliką, pasiimi dešrelių, kiaušinienės, pasižaidi, pavalgai ir tu esi alfa vyras. Čia dabartiniai tokie šilutiniai vyrai augantis jau yra. Tu tikrai iš tų? Ar vis dėlto iš tų, kurie neturi veislės, kurie žino, ko jie nori, kuriem nereikia draugų, kuriem nusispjaut, ką kiti galvoja ir gyvena savo gyvenimą taip, kaip nori. Tik taip, kaip jam patinka ir nedaugiau. Kaip kitiem patinka. Valio, jeigu tu esi mano vaibų žmogus, tau patinka taip, kaip aš gyvenu, nori gyventi, mėgautis pasauliu, valia, šitas pasaulis yra tavo. Jeigu nori būti gerų berniukų, tai mielas mano draugė, geri berniukai geriausiai miršta pagal statistiką iki 45, 50, 55 metų, nes net laiko iširdės, insultai, infarktai. Jie pyksta, jie kaltina visą pasaulį, kokie visi blogi, kaip jis negražiai su jais pasielgė, kokie buvo nuostabus, kaip jis atidavė
Ir kokia pamoka iš to? Nu, numirė tas bachūras. Kažką suprato, gal ne. Kokia nauda iš to tau? Ką tu suvoki? Čia labai geras pamąstymas ir video tau asmeniškai nuo Donato. Ir į visus klausimus, ar verta atvykti į Donato vyrų stovyklas, naudoti Donato metodą, neverta. Niekam čia nerekomenduoju. Čia yra labai pavojinga. Čia miršta vyrai. O čia po kiekvieno akmeniu, va čia ir guli, labai daug vyrų. Žinokit. Visi čia užkasti, kurie atvažiavo. Ramus, geri, tylūs, nuostabūs, mylintis. Ir jie net pretenzijų nereiškia. Juokas. Todėl, kad visi grįžo namo pas savo žmonas, pas savo vaikus, pas savo šeimas. Su savim, su savo mąstymu, priėmė save, pamylė save visapusiškai, nustoja save kritikuoti, nustoja ant savęs važiuoti, nustoja ant savęs keikti, nukeikti visą pasaulį ir pasakė savo, aš myliu save. Ir jeigu aš tau ok, varom kartu į turą ir ten turėsim geriausią laiką. Jeigu bijai pokyčių, rekomenduoju niekada čia nevažiuoti pas Donatą, nes pas mane atvažiuoja tik tai žmonės, norintys pokyčių savo gyvenime. Visi kiti iliuzijos meistrai, iliuzijų kūrėjai, fantastinių filmų kūrėjai, uostytojai, pypkytojai ir visa kita atvažiuoja, kai nori kažką pakeisti. Kai viską išbandė ir suprato, kad nieks neveikia ir pagaliau atvarysime čia, į šitą nuostabią vietą. Ir ne tik šitą, o į daug Kipro nuostabių vietų. Ir nurausim savo stogus. Įsikrausim fiziškai, psichologiškai, dvasiškai. Ir mėgausimės savimi. Leisime savo viską kalbėti, analizuoti, tyrinėti, priimti save su visom savo nesąmonėm, priimti visas savo iliuzijas, išmesti iš savo gyvenimo kitų primestas iliuzijas, pasidaryti hipnozės seansus, užsidėti rožinius akinius, įjungti mechanizmą su mygtuku BBD ir žiūrėsime kino filmą su popkornu.